Šitą nuostabų sekmadienio rytą esu atvažiavęs į Panevėžį ir sugalvojau, kad reikia nuvažiuoti aplankyti tetę į Kupiškį. Tai čia nusimato long ride'as ir pasiimsiu jūs kartu į savo long ride'ą. Važiuoju su kalnų dviračiu. Tikriausiai ne pats tinkamiausias dalykas long ride'ui, bet važiuosiu, stengsiuos važiuoti bekelę žvyrų kažkur tai, tikrai ne pagrindiniais keliais. Matysim, kas gausis, turėtų būti visai įdomu. Nusimato apie 60 km, tai su kalnų dviračiu link 3 valandų, tiek kiek reikia. Tai važiuojam toliau. Ir iš Panevėžio išvažiuota. Na beveik, nebedaug liko. Tikėkimės, kad diena išliks tokia pat graži, kaip ir yra dabar. Maloniai minasi. Smagia diena nusimato. Jeigu tik tais kokių problemėčių neiškils. Tai va. Vaivadų pabaiga, kas realiai yra išvažiavimas iš Panevėžio. Tikrai tikėjausi, kad čia bus žvyras, nes kažkada tikrai buvo žvyras, o viskas, ką gaunu, yra dar daugiau plento. Pradedam žvyro atkarpas. Štai kam ir skirtas šitas dviratis. Nu čia gal labiau graveliukas tiktų, bet irgi gydai. Jūs pasižiūrėkit, kaip čia gražu. Čia yra kaip iš pasakos. Nežinau, kaip galima būtų nesidžiaugti tokią aplinką ir galimybę taip pasivažiuoti. Tiesiog išvažiavau, pasivažinėjau. Pirmi 10 km nuvažiuota. Tikiuosi, kad maršrutas bus toks pat gražus visą laiką. Bet man rodos, antroji pusėj labiau bus jau daugiau plento ir daugiau asfalto, tai nebus taip smagu. Tai reikia dabar viską susirpti, visą šitą gerą emociją, kad po to būtų lengviau. Bet jūs žiūrėkit. Taigi, mano planas eina link pagrindinio kelio. Ir aš galvoju, kad nenoriu aš to pagrindinio kelio. Tai gal reikia mest kelią dėl to kelio ir bandyti pravažiuoti kažkur tai, kur aš nesu pasižymėjęs ir paeksplorint ir pagalvoti, gal mes čia kažkaip fainiau pravažiuosim negu prie pagrindinių kelių. Tai, manau, taip ir padarysim. Bandau važiuoti toliau. Aš čia ir papuoliau. Biškį neįmanoma nieko pravažiuoti. Bet kažką tai radau, lyg ir mano kelias turėtų čia būti. Bus pravažiavimas iki pat. Jau važiavau kažkokią sodų lokaciją. Čia tiesiog visur privatus namai, nu ne privatus namai, o nameliai. Ir visur baigėsi gatvės ir niekur neįmanoma pravažiuoti. Ir atradau vienintelį va čia va, jau kaip iš rajono išvažiuoju. Šito sodų namelių rajonėlio. Ir dabar važiavam jau beveik nebe gravelinė trasa, o galbūt dviratis. Tik viena ranka, sunku valdyti viską. Gerai, reikia pasidomėti žemėlapį, kur man čia toliau važiuoti. Greit išlindau aš tenais, kur man reikėjo. Išlindau vėl į trasą, kurią buvau susižymėjęs. Tikiuosi, jūs iš tikro mane girdite, nes žiūri vėjas pučia ir aš nepasiėmiau mikrofono, nepasiskolinau mikrofoną, kad galėtumėt mane girdėti normaliai. Bet toliau tęsime gravelio trasą palei Lėvenį. Graveliumbas pats tas, tai MTB dviratis tikrai nėra geriausia opcija čionais. Nes neišnaudoju to dviračio. Tai manau, čia būtų bent jau kol kas, kiek trasą važiuoju. Tai
graveliukas, čiut platesnės padangos būtų 10 iš 10. Bet vėlgi, aš gravelio neturiu, turiu MTB ir važinėjom su šito dviračiu. Kol kas nesutikau. Gerai, kai važiavau per sodų, sutikau keli žmonės, bet daugiau nei vieno minančio, nei vieno bėgiojančio, nieko. Žmonių tiesiog atrodo nėra čionais. Tai visai keista, bet jie visą gamtą paliko man ir aš galiu džiaugtis vienas čionais, su nieko nesidalindamas. Čia jau prasideda mano važiuojant vienam, neklausant muzikos, tiesiog būnant čia ir dabar blevyzgos apie nieką ir apie viską tuo pačiu metu. 25 kilometrai, važiuojasi nuostabiai, biškį virš valandos nuvažiuota, labai fainai. O kad vis dėlto važiuoju šinais, pasižiūrėt, kaip gamta atrodo. Tai pamačiau ženklą į kažkokią koplyčią, 200 metrų ir pravažiavau. Absurdiškai, reikia nuvažiuoti pasižiūrėti, kas čia per tą koplyčią. Tikriausiai nieko įdomaus nebus, bet pasižiūrėkim, man rodos jau matosi jinai. Šiaip aš nesu labai susidomėjęs bažnyčiamis ar dar kažko tai, bet vis viena įdomu pasižiūrėti. Na ja, čia tokia mažytė koplytėlė, kurios į vidų aš tikrai. Žiūrėkit, stirnos! Ha! Geras, kaip gražu. Ir viskas, vertėjo važiuoti šiandien šitą. Na, štai, čia yra koplytėlė. Graži, miela. Šventos Marijos Magdalenos koplyčia. O aš judu toliau į savo trasą. Pirmas trumpas sustojimas. Kiek daugiau nei valandą. Numyniau 26 kilometrus, rodos. 26 kilometrus. Vidutinis greitis 21,9. Nes važiuoju su šituo aparatu. Čia mano weapon of choice šiandien. Grand Canyon 8. Smagus, fainas dviratis. Skirtas važinėti tikrai ne graveliui. Bet aš dažniausiai ir nevažiuoju gravelio. Aš važiuoju, biškį mėgstu sunkesnės trasas. Ir tai iš tiesų persipina su tuo, ką aš planuoju veikti su triatlonu ir panašiai. Ir šiaip šitą sezoną. Tai gal ta proga, kad mes čia esam ir galim pasišnekėti, papasakosiu, ką vis dėlto aš veiksiu šitais 25 metais. Tai jau sudalyvavau traumai. Trauma buvo žiauriai geras renginys ir tikėkime, kad dalyvausiu tenais ir kitais metais ar kažkada, kai jie vėl organizuos kokį renginį. Bet dabar kurį laiką neturėsiu startų. Varom į kelionę ir po kelionės Liepos 5 turėsiu savo pirmą jau tokį tikrą su pasiruošimu startą, bet jame dar biškį atsargiai, nes tai bus kroso triatlonas Šiauliuose. Tai Liepos 5 kroso triatlonas, dalyvausiu su šituo dviratuku. Ir bandysim apsižiūrėti, koks jausmas yra važiuoti bekelę, bėgti bekelę ir išbandyti save tokioj biškelį disciplinai. Ir tada rugsėjo 24 man bus vėl Ironmano startas. Tai kaip esu jau kelis kartus minėjęs, kad šiais metais nedalyvauju Ironmano renginį, dalyvauju Ocean Lava organizuojamam renginį. Svarbiausia, kad tai yra pilnas nuotolis, tai
beveik 4 km plaukti, 108 kg dviračių ir 42 km bėgom. Tai išbandysiu save šitoje distancijoje antrą kartą. Pasižiūrėsim, ar galiu ištaisyti praėjusių metų klaidas ir žiūrėsim, ką galiu parodyti, kokį rezultatą. Labai įdomu, labai laukiu. Na ir po to, grįžus iš Ironmano, turėsiu nei daug, nei mažai, biškį mažiau nei 2 mėnesius pasiruošti Kuršių nerijos trailui. Kuršių nerijos trailo bėgime tikslas šiuo metu yra, jeigu neišlis jokių traumų ir viskas gerai, tai bėgti 104 km. Tai bus mano pirmas ultra bėgimas. Niekad nesu gyvenime bėgęs daugiau nei 40 km, tuo labiau trailo. Tai žinau, kad čia biškį gal ir naivu išsikelti savo tokį tikslą ir važiuoti iš karto ilgiausią distanciją, bet 100 km distanciją galvoj 100 km distancija man jau gan ilgai kaba galvoj, kad aš norėčiau tai padaryti. Tai kodėl ne dabar? Tai žiūrėsim, kaip čia gausis viskas. Manau, kad viskas turėtų būti pakankamai gerai. Svarbiausia, kad nepasidaryčiau jokių traumų, kad galėčiau bėgti. Ir, savaime suprantama, aš nevarysiu ten dėl kažkokio žiauriai crazy gero rezultato. Viskas labiau bus tiesiog pasidžiaugti, išbandyti save ilgai tokią dieną ir finišuoti. Tai nesitikiu nieko per daug, tiesiog noriu finišuoti, o jau per kiek finišuosiu, tai jau koks skirtumas. Ir realiai viskas, mano sezonas bus pabaigtas ties Trail Kuršių nerija ir kaip ir daugiau tikslių planų neturiu, būtent šitiems 25 metams bus tik 3 pagrindiniai startai, kur noriu save išsibandyti. Nes manau, kad tai yra optimalus skaičius startų, ypač, aš gal čia net ir perdedu, nes turėsiu 2 ultra startus, realiai pilna triatlono distancija ir ultra bėgimas. Tai čia jau gal biškį perspaudžiu, bet, surizikuosim, pažiūrėsim, kaip kūnas sureaguos. Nes šiaip tai rekomenduotina ir turėti 2-3 startus, ir iš jų, kad būtų vienas bent jau pagrindinis, o kiti būtų tokie labiau dėl smagumo. Tai va, pas mane tokie metai. Kiti metai galėčiau numesti hintą, ką planuoju daryti, ir hintas būtų labai paprastas. Tai būtų šitas dviratukas, tai spręskit patys, ką aš veiksiu. Manau, ir taip aišku, kroso triatlonai. Aš galvoju apie kroso triatlonus ir galvoju apie Eksterą. Ir dabar tęsiam kelionę į Kupiškį. Įdomu, kaip žmonėm, jeigu gyveni tenais. Ar nustoji jaust mėšlo kvapą, ar tiesiog visą laiką jauti mėšlo kvapą. Nesu matęs, aš tiek metų, aš esu iš Panevėžio ir mano kaimas visą laiką buvo Kupiškis. Aš čia visą laiką važinėdavom, daug tikrai važinėdavom, bet šitų dalykų nesu matęs gyvenime. Tikrai įdomu, kas čia. Važiuoju žiauriai neįdomu keliu. Nuvažiavau čia 2 km tiesiog plentu ir jau nebeįdomu. Ten yra žvyras, ten yra smagiau. Tai važiuosime ten. O ir šiaip reikia išskautinti maršrutus, sužinoti, kaip čia viskas, nes galbūt dar reiks sugrįžti čionais, šitą kelią praminti ne vienam, o gal prabėgti, nes kol kas tai atrodo labai daug potencialo turintis maršrutas. Jeigu varai vieną pusę, tai tikrai,
Nu, bent jau kol kas. Nuvažiuota yra 35 kilometrai. Kol kas labai patinka. Žiūrėsim, kaip toliau yra. Kaip toliau bus. Tikėkime, kad pavyks rasti kuo daugiau žvyro iki pat Kupiškio. Ir kad nereikės važiuoti daug plentų. Tai I'll keep you posted. Aš matau karvių. Matau daug karvių. Ar aš pravažiuosiu pro jas? Tai būtų labai gera. Ir jau mačiau 5 stirnas. Tai jeigu dar ir karvių prie pat matysiu, o Dieve, kokios gražios karvės. Na, žiūrim, kaip čia bus. Jūs pasižiūrėkit, kokios čia karvės. Čia gal jaučiai. Čia gal jautukai. Wow, ką jūs čia veikit? Važiuojam toliau. Ir vėl karvės. Ir vėl karviečių. Tik šį kartą milko stiliaus karvės. Važiuodamas iš Vilniaus į Panevėžį, pamiršau pasiimt angliavandenių. Žinojau, kad darysiu long ride'ą, bet nepasiėmiau vis vieną. Tai Solutionas sumuštinis. Pasidariau sumuštinį. O ant dviračio visai skrandukas nepyksta, kai valgau kitokius dalykus nei skysčius. Tai va, gerai. Kol neišsitaškiau važiuodamas be rankų, einu valgyti. Iš tiesų jau esu visai nebetoli Kupiškio. Nebedaug man čia tų kilometriukų liko. Jau ir visai pavargau. Biškį virš 2 valandų jau minu. Na ir viskas. Kelionės tikslas pasiektas. Atvažiavome į Kupiškį. Tiksliau čia Kupiškio marios. Bet aš čia išsakiau atvažiuoti. Pats Kupiškis va ten, kur matosi miškelį miesto. Nu, ir atvažiavau Kupiškį. 59 kilometrai. Dar reikės pasukti kilometriuką, kad būtų gražus skaičius. Ir viskas. Dabar varysiu susitikti su tete. Pasižiūrėti, ką jis veikia. Skambino man, sakė, kad ieško manęs važinėdamas, nežinodamas, kur aš esu. Tai įdomu, kaip jam seksis. Nes aš esu Kupiškio centre, o jisai kažkur tai. Bandau atrasti jį. Tai tiek. Jo, tai kelionė tokia. Labai smagiai pasivažinėjau. Šitą maršrutą tikrai reikės kartot. Ir viskas. Ačiū, kad žiūrit. Ir iki kitą kartą.